Toliau vėl savo tęsiu senų savo vaikystės memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar papasakosiu, koks buvo tas momentas ir kas su juo yra susiję, kada aš gavau 1996 m. kovo mėnesio žurnalo vaikams Genys numerį. Tiksliai aš to meto jau nebeatsimenu, galiu tik spėti, kad tai buvo kažkur po mėnesio vidurio. Taigi, nors tada buvo jau ir prasidėjęs kalendorinis pavasaris, iš tikro juo gamtoje dar nekvepėjo, vis tas pats šaltis ir sniegas, tos pačios didelės pusnys. Ir vien tik ilgėjančios dienos išdavė tai, kad žiemai jau mažai yra belikę. Aš ir toliau vis dar tebėjau į 5. klasę Salamiesčio mokykloje, o po pamokų keliu traukdavau draugę namo su tomis pačiomis 8-okėmis Violeta ir Kriste, dar prie mūsų kartais prisijungdavo eiti ir viena 9-okė. Beinant apie daug ką rasdavome ką pakalbėti, ir apie Genio žurnalo turinio naujausias įdomybės, merginos dalindavosi įspūdžiais iš savo pamokų ir dar duodavo man patarimų, kaip nebijoti ir apsiginti man nuo mano klasės agresoriaus, piktojo Arvydo. Na, o šiame paveikslėlyje pavaizdavau save sėdinti mokyklos 2. aukšto foje, ant suoliuko su kovo mėnesio Genių rankose. Tai buvo viena iš tų dienų, kada Genį aš nusineždavau ir tiesiai į mokyklą, kad turėčiau laisvų laikų ką veikti. Po pamokų, belaukiant 8-okių draugių ar šiaip kada, įsitraukdavau iš kuprinės iš namų atsineštą žurnalą, jį vartydavau, spręsdavau galvosukius ir panašiai, buvau parodęs klasėje jį ir savo mokytojai Aldonai. Tai irgi tuomet garsiai pripažino tai, kad Genys yra puikus ir dar edukacinis žurnalas. Na, o šiame numeryje jau baigėsi Šlepetės istorija ir buvo išspausdinta nerealiai puikiai istorija apie tai, kaip atsiranda vaikai. 1996 m. kovas.